Sveiki, esu Asta, dirbu klientų finansavimo tarnyboje, esu viešojo sektoriaus finansavimo departamentų vadovė. Jei viešojo sektoriaus departamentas Siltė turėtų Tinder profilį, ką ten parašytum? Galbūt galėtumėm parašyti, kad mes nebijome sudėtingų santykių, nes esam finansavę net ir kalėjimą. O jeigu tai būtų užrašas norintis atkreipti dėmesį į save ar pritraukti naujų kandidatų, tai turbūt būtų, jei tave domina ilgalaikiai santykiai su projektais, kurie kuria vertę Lietuvai, swipe right. Koks jausmas finansuoti projektus, kurie keičia miestų veidą ir žmonių kasdienybę? Važiuoju miestu ir matau pastatą ir galiu pasakyti, o žiūrėkite, šitas pastatas yra atnaujintas Siltė lėšomis, prie jo tiesiogiai dirba mano komanda. Arba nuvažiuoju kur nors į regioną ir matai daugybę atnaujintų pasikeitusių daugiabučių, kurie realiai pakeitė miesto veidą, miestas tapo atsigavęs, spalvingas, kai tu matai realų savo darbo rezultatą ir pasikeitusi miestą. Koks jausmas finansuoti tai, ko kiti nefinansuotų? Mes visgi finansuojame į ilgalaikį socialinį kapitalą, į geresnę žmonių kasdienybę. Jeigu ne Iltė, dažnas turbūt projektas liktų popieriuje, stalčiuje, o mes galime prisidėti prie jų finansavimo ir jų įgyvendinimo, kuria labai didelė atsakomybės jausmą ir labai smagu, kai gali prisidėti prie tokių projektų įgyvendinimo, pavyzdžiui, finansuoti Panemunės pilies rekonstrukciją ar kažkokios tai mokyklos regione atnaujinimą.